Labas rytas. Pusė 6. Visai neblogai išmėgau aš tam namukiai. Bet reikia eiti į pasakų namuką. Reikės paskui pabandyti įsiverst, ką reiškia čia šitas. Aš irgi palikau biškį savo. Tai ką, klojam savo patalus. Reik sukloti atėjūnams. Lovą paklot, kad tvarkinga būtų. Ir viskas, šiandien reikia judėti toliau. Aplinkė. Nu jo, šiandien vėjuota, saulės nebėra, tai tie vaizdai ne tokie gražus kaip vakar iš drono. Mūsų va stovyklavietė. Nu, bet bokšto lokacija labai tinkama. Čia taip viskas gražu. Žiūrėkit, kaip įsilieja viskas. Vingur čia. Ir dabar jau yra nusekę, anksčiau čia buvo visur dar aukščiau vanduo ir viskas buvo išvis čia pakilę, patvinę. Mes rytoj čia va kažkur, šiandieną baidarės palikom ten apačioj ir tada pasroviui suras gauja kažkur tai tenais ir tada tais miškais kažkur ten teka ir lekiam į priekį. Na, čia galima pasižiūrėti, kur mes čia esam. Mes esame štai čia. Gauja teka va palei sieną ir tada jau prasidės ėjimas link jūros į vakarus. Lavikė paklojau. Reikia pažiūrėti, turbūt viską pasėmiau. Viskas tuščia. Ir ačiū šitiems namams. Gedas įsidarbino grūščiukų kompanijoje. Pasiskaitė instrukcijas, kaip reikia viską nešti. Sėkmės. Iki. Nu va, turim 7 dieną. Tai ta 7 diena jau žada va tokį dangų. Žiūrėsim, kas čia bus. Ten prašviesiuoja jau matos. Kampukai ten nelabai, bet mums reikia plaukti į šitą pusę. Yra 7, beveik 8, be 2 minučių. 8. Judam. O, ir turim pirmąjį lietutį. Estija neišleidžia, taip sako, nusiprauskit bachurėliai miški. Na ir gerai. Ten makarvės ganos. Įdomios tokios. O čia tai užsimetu šitą ir viskas. Į toliau striukė, kepurė. Viskas pasiruošta lietų. Jeigu lytų stipriau, tai nieko baisaus. Dar gale vieną striukę esu pasidėjęs sausą, tai... Nu va, pakrapijo. 5 minutės, aplijo viską, bet nestipriai.
Ir vėl labas gauja. Čia va yra ištakos to upelio. Ir vėl įlendam į gaują. Tolyn link savo tikslo. Čia jau neblogai prasideda tokie smėlėti krantai, tai bus lengviau gal palapinę statyti, nes kai vanduo buvo pakilęs, jie visi buvo po vandeniu ir būdavo labai sudėtinga išlipti krantą, kažkur susirasti vietą miegojimo. Dabar manau, tokių rasim, tai bus liuks. Mane palikai, kita bičia susiradus ragučius man išsakei. Tu mane suvedžiojai, tu mane palikai, kita bičia susiradus ragučius man išsakei. Va, stovyklavietės Estijoje kaip atrodo. Su tokiu vaizdeliu viskas yra ir malkom, ir staliukai, pavėsinė, tualetas, viskas. Laužavietė. Aišku, užlipimas toks biškelį, čia baidarės palikai apačioje ir užlipai. Na, jėga. Ir mums jų nereikia. Visiška monotonija. Ilgos tiesiasios. Tai kablioji, daugiau nieko. Nu va, papliuritam, sustinkam, papliuritam, į toliau kablioji. Bus pasienio ruožo žymeklis. Ir viskas, praplaukiam tą ilgai lauktą. Aš tai norėjau iš tikrųjų tam ruožę labai paplaukti. Bet jisai va taip kaip atėjo, taip ir išėjo. Ir viskas, dabar jau vėl toliau į Latviją link jūros jau. Pagal žemėlapį, va tuoj dar pasakysiu, tuoj kirsiu, kai linija nueina. Nu čia biškai pasisuka ir paskui tiltas bus, Anų tiltas. Jo, va, dabar kai tik šitą liniją eina tipo sieną, tai jau viskas, mes esam tik tai. Klausyk, sveikinu atvykus į Latviją. Va, pūtas vieta, tai biškai kažkas nuvalė, tai yra atpūtas vieta, o prie to tilto jau yra nuplaukta nuo pradžių 204 kilometrai. Tai biškiuką stosim ramiai pabūt. Dabar 11 valandų, gal prie nėra net 11. Tai sakom biškai pailsėt. Va dar eksperimentas. Tai kas čia 25 minutės. Vidutinis greitis 7,6. Ir va 3,3 km. Upė tokia. Srovės nebelabai jau. Tiesiosios prasideda, platėja. Bet vis tiek kažkaip visai neblogai plaukęs. Kai va fainai gyvent tokiam name. Kai jau šakom apdėjo čia, ką čia nežinau ką daro, bet va upė tą krantą griaužia, jau namo kampas visiškai ant. Ot jėga, ne? Geras potvinis bus į nuneštą namą. Taip įsilijo nemažai. O pasistatėm ant greitą tokį tentuką. Arbatėlės. Liko kiaušinių, žaisim Velykas toliau. Tai pralauksim lietų. Panašu, kad čia turėtų palyt neblogai. Nu, tentą tai labai laiku pasistatėm. Va, turim
bandelių latviško. Užsikaitėm kavikės. Ir nieko, ir šildami. Ir laukiam, kol nustos. Nu, tarp lietaus vienas nulijo. Posmelį dabar ėjom pasivaikščiot, pažiūrėt, kas aplinkui gero. Prognozė rodo, kad vėl lys. Tai nežinia, plaukt, neplaukt. Lik čia irgi nesinori. Visi tai niekur nedaro. Bimbinėjame viskas. Žiūrėkit. Och, zaraza, nu. Erkė. Ant rankos? Ne, pas mane ant rankos. Gražus jūs esat. Ai, kas gražus. Na. Girdžiu kažkas Tai šitas visas užkliuvo už ten krūmų. Į tos krūmus pradėjo laužyti. Tai taip garsas toks buvo. O, koks. Gerai, kad neuždengė visos upės. Būčiau aš tenais paplaukęs. Anksčiau būčiau irgi pamatęs. Tai galim prie jo prisiparkuoti ramiai ir plaukt kartu. Gyvi. Dabar biškį gavom lietaus, bet esam po labai fainą pavėsinę. Jo, tai normaliai. Bet esam po didelę pavėsinę, tokia nėra interneto taip paskam. Sakau, nėra. Mama, klausyk. Lyja lietus paprastai. Ir vėl pasisekė. Tik atplaukėm čia, susinešėm daiktus. Ir pradėjo pelt. Faina vietelė. O tokia pavėsinė, tai tikrai didelė. Tai net negalvosim, dėsim vienas kur nors čia, atitrauksim stalą šitą, kitas kur nors kitą kampą. Įmiegosim čia. Ai, dar esam nuplaukę dabar pusiaukelę. Virš 200 kokiai 10, ten plius minus, tai pusę kelio padarėm, liko pusę. Šiandien irgi dėkui laužų, nieko nekursim, aišku bus, va, žiauriai noriu, va, skumbrikė su latviška bulka. Šiandien turim normalų stalą, tai žemėlapį galim išvis visą įsities gražiai. Tai šiandieną. Išplaukėm iš čia iš Estijos. Čia panašiai įplaukėm apie 2 kilometrus. Šitą va. Tai išplaukėm iš čia, parplaukėm. Tada visas pasienis. Vingur. Čia irgi vingur. Ir tada praplaukėm tiltą. Ir sustojom va čia. Tai čia yra jau 7. Tiltas yra va ten tiesiai matos, na, pro medžius. Taip va, pusė kelio. Yra įveikta pusė kelio. Liko. Na, išėjo į tualetą parein. O, geras. Eik, tu savo, klausyk šitą. Bet labai mažas. Aš dar palikau plotelį, tai užaugs. Tai klausyk, šitą pasiliksim. Labai mažutės, bet pradėjau rinkti jaunų grybą. Reikia palikti. Jį pripjovai. Priroviau. Šiąnakt miegosim taip. Nu ką, plaukia šlapia, nėra ką. Nesinori ten statytos palapinės, tai susigrūsim čia, tą stalą vos patraukiam sunkus kaip velnis. Ir noriu palinkėti visiems labos.